gal buvo šiek tiek tokias lengvesnės, ta prasme, kad jos vyko, didžiąją dalį vyko be lietaus ir aikštė leido tiek vienai, tiek kitai komandai. Sakyčiau, demonstruoti gal neblogą lygio žaidimą. Mes pasirinkom lygiai tokią pačią taktiką, žaidėm nuo gynimo, stengdamės kontratakuoti. Na ir tai šios dienos rungtynėse skiriasi tai, kad jau antro kėlinio minutę mes praleidome visiškai apmaudų įvartį. Visą tai prasidėjo nuo gynėjo klaidos, po to dar galėjome atidžiau sužaisti savo baudos aikštelėje. Paguoda vien ta, kad dar turėjom laiką įsigelbėti ir lietui lyjant sukūrėme netgi keletą modelių. Ar teko pabaigti rungtynes tokiamis oro sąlygomis kada nors? Na, reiktų gerai pagalvoti, galbūt ir teko. O šiaip būtent šios dienos oro sąlygas kažkiek tai galbūt įtakojo tą rungtynių pabaigą, kadangi jinai pasidarė tokia įtempta ir kamuolys slidus ir tos balos visos kėlė kažkokią tai grėsmę būtent šeimininkų vartam. Baigiantis rungtynėm uždirbom keletą baudos smūgių, kurie, sakyčiau, pavojingi buvo Šiaulių komandai.